vienas LDK laikų išlikęs, žinoma, ne lietuvių raštų parašytas beslaviška kalba, bet vis tiek rašytinis palikimas, kur parašyta 16 amžiuje, kad į Rambino kalną aukštą ir apaugusi mišku žmonės traukė malonių prašyti nuo Paryžiaus, Varšuvos, Smolensko ir visų kitų kraštų. Žmonės į Rambino kalną aukštą ir apaugusi mišku lipa švarūs, pasipuošę ir apsevę. Tai į bažnyčią atsineždavo, jeigu turėdavo batus, vienintelius, ir ten išėję vėl nusiaudavo, nes ir karste su tais pačiais batais žmogus turėjo gulėti žmogus. O lipti į kalną apsiavus, tai rodo, kad tai išties šventa vieta. Nes nebūtinai bažnyčias reikėjo statyti. Mūsų pirma pradėta religija, kur pagoniškoji, taip paniekinamai kartais vadinama, neturėjo bažnyčių, turėjo gamtą. Tai štai tai rodo, kad kalnas buvo šventas. Dar po to buvo parašyta kitas baisus dalykas, kad į Rambino kalną užlipusi mergaitė, mergina ar moteris nešvari, suserga nepagydoma liga. O apie vyrus jokių kalbų nėra, jie gali būti murzinė, visokiausi baisūs, ir jie visada, visais laikais buvo aukštumoje. Tai štai, kadangi esam švarūs, pasipuošę ir apsevę, kad ir ne iš tos pusės, bet vis tik tai pagerbti Rambyną privalome, nes tai yra tikrai šventvietė ir tai yra ilgiausiai išlikusi Lietuvos teritorija šventvietė, baltiškoji, sunaikinta tik 1811 metais. Kodėl aš tai sakau čia? Dėl to, kad jūs dabar labai klausote. Jūs dabar pavažiuosite apie 1 kilometrą į tą vietą, kur senoji mokykla, o ten 1811 metais stovėjo malūnas, kuris priklausė Švarcui. Pavardė Švarcas rodo, kad jis niekada nebuvo skalvis, kad tai jau buvo naujoji karta, naujoji religija ir tam Švarcui tas šventasis akmuo, kurį galbūt gamta atnešė, gal pagal religiją Rambynas atnešė, kas čia žino, bet tai buvo šventas akmuo, jam buvo aukojamos aukos, čia degė šventoji ugnis, vaidilutės ją kūreno ir taip toliau ir taip toliau. Tai štai Švarcas ten, turėdamas vieną malūną, pasižiūrėjo, kad labai geras akmuo, sako, reikia man girnas pasidaryti. Valdžia sutikimą skaldyti akmenį davė iš karto, tačiau iš apylinkių niekas iš žmonių nesutiko švento akmens skaldyti. Vienas iš Gumbinės, dabar Būsevo miestas, Vaikėzas atėjo, kai trenkė su tuo, aš suskaldysiu už didelius pinigus. Kai trenkė šventąjį akmenį kūjų, važiavo daugybės keveldrų išmušdamos jam akis ir susmigdamos į kūną. Po savaitės aklas ir supūliavęs baisiuose skausmuose parvežtas namo jis mirė. Tilžiškis akmens skaldys atvykęs iš Tilžės pasakė, kad šitą darbą tikrai atliks ir atliko. Gavo daug pinigų, dainuoja, dar pavaišintas buvo, dainuodamas per pievas į Tilžę ėjo, tik atėjo. Šeima laukia, tik žengė per slengstį, susmuko ir mirė. Niekas nežino, nuo ko jis mirė, greičiausiai geroji namų dvasia negalėjo įsileisti šitaip suterštos sielos. O Švarcui pavyko darbą atlikti, jis nukentė tas girnas, pastatė malūną ir dar kaip pasityčiojimui pakvietė apylinkių žmonės, jog šie pasižiūrėtų, kaip jų šventasis akmuo jam grūdus mala. Tačiau nei vieno grūdelio niekada šventasis Rambino akmuo taip ir nesumalė. Perkūnas trenkė, ištaškydamas į šipulius abu malūnus. Ir tada Švarcas suprato, kokią baisę šventvagystę jis padarė, puolė alkoholizmo liūną ir Lumpėnų malūne, tą kaimą jūs pervažiuosite dabar grįždami vėl į Vilnių, čia pat jisai. Padienių darbininkų kurį laiką dirbo, bet buvo visiškas alkoholikas ir vieną kartą sustojo, sutraškėjo gerai dirbančio malūno vėjinės sparnai. Žmonės subėgo pažiūrėti, kas atsitiko malūnui, žiūri Švarcas sumaltas. O žmonės iš visų kraštų, kaip traukė Rambino, taip ir traukė, vestuvininkai, nelaimės apimti, neįgalūs, gausybė žmonių, neradė švento akmens, klausė, kurgi tas šventasis akmuo. Sako, štai ten, 4 kelių sankryžoje guli girnos, tai yra šventasis akmuo. Pasakojama, kad per 20 metų gramštukais, plaktukais, viskuo, ką turėjo, žmonės po platųjų pasaulį šventą Rambino akmenėlį išsinešiojo. Galbūt talismano pavidalu, kur nors dar keliauja tas akmenukas, nes apie Rambyną garsas sklinda plačiai. Rambyną lanko labai daug žmonių. Kaip lankė, taip ir tebe lanko. Turiu pasakyti, kad esam patys mes visi lietuvaičiai išgyvendinę tą girtuokliavimą pakaumėm. Rambynė jau tikrai nevyksta. Žmonės atvyksta čia pabūti ramiai, pagerbti savo tą senąją šventvietę. Tarp kita ko, kadangi dabar yra tolerancija įvairių religijų, čia galima susituokti, mielosios mano, pagal senovės lietuvių tradiciją, taip įvardyjama mūsų senovinė ir mielieji tradicija. Tik tai 3 kalnai Lietuvoje turi tokią garbę, tai Gedimino kalnas ant Vilniuje, Šatrija, Žemaitija ir Rambynas, štai čia mažoji Lietuvoje. Skalvių genties šventvietė. Tai va dabar eina.